Vaikystės patyrimai mus veikia šiandien. Pati to įsitikinau. Esu suaugusio alkoholiko dukra. Labai anksti tapau atsakinga. Išsiugdžiau savisaugos kontrolės mechanizmą, kuris leido man pasijausti saugia. Buvau labai griežta savo ir kitiems. Slėpiau savo jausmus nuo kitų, netgi nuo pačios savęs. Aš verkiu, nes bijau. Sesuo išsigandusi mamos. Mama šaltų veidų bando sukontroliuoti situaciją. Tėčio nėra, nes jis darbe. Tai puikiai atspindi emocijas, kuriomis aš užaugau ir tikiu, kad ne vienas iš mūsų taip augome. Žalą, kurią patyriau augdama tokioje šeimoje, ilgai neigiau. Mano ego ilgai man neleido suvokti, kur esu ir ką darau. Augau, pasirinkau saugų IT kelią, buvau sėkminga. Pastačiau milijoninį duomenų centrą nuo pamatų. Turėjau daugybę atsakomybių ir buvau įsivaizduojamos karjeros viršūnėje. Tai puikiai maskavo, kas aš esu iš tiesų. Tai padėjo pabėgti, nejausti ir galiausiai pabudęs ryte nenorėjau kilti iš lovos. Ir taip kasdien, metai iš metų. Nesupratau, kas darosi ir atsiradusią tuštumą bandžiau užpildyti kelionėmis, alkoholiu, draugystėmis, naujais santykiais. Nesugebėjau suvokti, ko noriu, nes neleidau sau jausti nei džiaugsmo, nei skausmo. Vyko nuolatinė kova. Negalėjau